Tai pirmas mūsų pranešimas yra apie Lietuvos fizikų žurnalą ir mes dėkojame, kad jūs šitą veiklą, gerbiamas profesoriau Tornau, vykdote jau virš 10 metų, tai pasidalinkit nūdieną. Ačiū Gražina, ačiū už pakvietimą. Pavadinau savo pranešimą Lietuvos fizikos žurnalas praeitis, dabartis ir ateitis. Iš tikrųjų pavadinimas labai panašus į tą, kurį buvau sugalvojęs prieš 12 metų darytam pranešimui, tada buvo jubiliejus 50 metų žurnalui ir pavadinau tada Lietuvos fizikos žurnalo jubiliejus, ar išgyvensim iki sekančio. Nes iš tikrųjų nebuvo aišku, ar išgyvensim. Išgyvenom dar 12 metų, bet šiaip gyvenam sunkiai. Ir noriu pasidalinti savo mintim apie tą patį žurnalą ir apie šiuolaikinę jo būklę. Gražina sako, tu papasakok žmonėm apie istoriją žurnalo, nes atėjo nauja karta, nieks neprisimena. Nes aš sakau, kam tas įdomu, ten tie seni dalykai. Nesakau, tu papasakok. Tai aš šiek tiek kalbėsiu apie istoriją, bet labai nedaug. Iš tikrųjų, iš 10 slaidų man vienas yra labai svarbus ir jisai yra apie tai, kiek mes gaunam dabar straipsnių ir kaip mes išgyvenam. Bet šiek tiek apie istoriją bus. Tai aš pradedu nuo istorijos ir istorija yra tokia, kad labai apie 60-uosius metus buvo iš tikrųjų labai nemažai jau ruošiama doktorantų, bet žurnalų nebuvo, tai žmonės arba Maskvoje atsispausdindavo, arba buvo tokie Lietuvos mokslo akademijos rinkiniai fizikos ir matematikos, buvo universiteto toks rinkinys irgi panašus. Ir iš tikrųjų Brazdžiūnas ir Jucys jau kelis metus nešiojasi su idėja, kad reiktų įsteigti atskirą matematikų ir atskirą fizikų žurnalą. Bet mokslo akademija, tiesą sakant, buvo prieš, nes jie bijojo, kad atitrauks skaitytojus nuo tų jų rinkinių, mokslo akademijos rinkinių, ir bus tam tikra konkurencija. Bet galų gale 61 metais pavyko tokį žurnalą gauti ir finansavimą ir taip toliau, ten administracinį palaikymą. Ir 62 metais, 61 metų tomas išėjo, ėjo rusų kalba ir 30 metų jisai ėjo rusų kalba ir tai buvo, tiesą sakant, žurnalo žydėjimo metai. Ten buvo viskas. Ir, taip sakant, finansavimas, ir administracinis palaikymas, ir patys mokslininkai labai noriai spausdinosi tame žurnale, kadangi iš tikrųjų išsispausdinti Maskvoje, Leningrade buvo procesas, gan sudėtinga, didelė labai buvo konkurencija, o į užsienį niekas spausdinti neleido. Tai, žodžiu, jeigu kalbėt apie vyriausios redaktorius, jų buvo 5, tai Povilas Brazdžiūnas iki mirties 25 metus jis vadovavo žurnalui, paskui gan sunkiu laikotarpiu vadovavo akademikas Algirdas Šileika, o po to vadovavo žurnalui 6 metus Zenonas Rudzikas ir 2 metus Romualdas Karazė. Ir nuo 10 metų antro numerio aš esu redaktorius šito žurnalo. Tai reiškia, grubiai tariant, visa ta istorija gali būti padalinta į 2 periodus po 30 metų. Tai yra, klestėjimo laikotarpis ir iš tikrųjų paradoksas, reiškia, žurnalas ėjo rusų kalba, sienos uždarytos, negalima spausdintis tikram užsienį, o jeigu tu nori publikuotis Maskvoje, Leningrade, tai galiu papasakot, kaip tai buvo daroma. Reiškia, važiuoja į Maskvą, pas pažįstamą kokį ar kokį profesorių,
kalbi seminare, jeigu seminare tu patinki, tada rašai straipsnį, tam vadinam acknowledgementą išreiški padėką tam profesoriui, kuris priėmė tave tenais ir paklausė, tada tavo darbas nueina recenzuoti pas jį, ir tada jeigu jisai jau palankus, o tu dažniausiai žinai, kad jis palankus, tai jisai yra priimamas. Taip, kad ten publikuotis buvo gan sunku. Bet Lietuvos fizikos žurnale prašau ir žmonės labai publikavosi 10-15 straipsnių numeryje, buvo labai neblogai. Tada antras periodas, antras 30-metis ir čia atsidaro sienos. Ir žmonės supranta, kad jie gali puikiausiai publikuotis užsienyje ir kad iš tikrųjų visas ta posovietinė erdvė yra labai madinga. Ir taip ir prasidėjo. Iš karto žurnalui, tiesa, prasidėjo dar finansinės problemos pradžioj. Ir iš tikrųjų, nepaisant to, kad žurnalas jau pradėjo eiti anglų kalba ir gavo galų gale ir įtakos tą faktorių, bet reiškia, dauguma žmonių pradėjo publikuotis užsienyje ir į žurnalą ateidavo tikrai labai nedaug straipsnių. Ir aišku, vėliau, reiškia, formuojasi mokslo valdžios politika, kad įstaigos finansavimas ir atitinkamai darbuotojų vertinimas tampa priklausomas nuo straipsnių skaičiaus jau geruose Q1, Q2 užsienio žurnaluose. Ir tada publikavimasis Lietuvos fizikos žurnale, tampa taip beveik ir nereikalingas. Dabar, kadangi aš kalbu fizikų draugijos posėdėje, tai aš noriu pasakyti, kad ryšys tarp fizikų draugijos ir Lietuvos fizikos žurnalo, kuris anksčiau buvo iš tikrųjų labai tamprus, dabar yra toks, nominalus, aš net tiesą sakant nežinau, kaip tai ir pavadinti. Nes vienu metu, reiškia, žurnalas, kaip matote, su dviem logotipais. Vienas buvo Mokslo akademijos leidyklos, kitas buvo Lietuvos fizikų draugijos ir leidėjai buvo Fizikų draugija ir Mokslo akademija. Bet 11 metais prasidėjo europinių projektų era ir tada pasakė, arba jūs gaunat, reiškia, europinius pinigus ir tada, kaip ir aišku, žurnalui neblogai, tai stabilus, reiškia, tas leidimas, bet pasakė, kad, kokia čia tvarka, 2 leidėjai. Paliekam vieną. Kadangi Mokslo akademija turėjo savo leidyklą ir visą kitą, pritarus Lietuvos fizikų draugijai, iš tikrųjų, tas fizikų draugijos logotipas buvo nuimtas ir dabar žurnalą leidžia Mokslo akademijos leidykla. Čia, matot, yra pirmo numerio viršelis. Ir net, tiesą sakant, čia matosi, reiškia, Lietuvos fizikos žurnalas, kurį mes jau leidom su 2 logotipais ir buvom paruošę jį. Ir staiga atėjo europinis projektas, sako, perdarykit viską. Tai nurovėm tos viršelius ir žurnalą vėl leidom iš naujo. Bet čia tik tiek. Dabar trumpai apie žurnalo įtakos faktorių. Iš tikrųjų, jisai buvo gan nedidelis dėl mano paminėtų priežasčių, bet 17, 18, 19 metais jisai šovė į viršų, ten buvo 3 metai, kada buvo daug vilties ir atrodė, kad iš tikrųjų mes galbūt išsiveršim. Ten įtakos faktorius buvo apie 1, kas mūsų žurnalui yra gan daug. Bet ir net vienais iš tų metų mes buvom 60%. Tai yra 3 kvartiliai, bet priekyje 3 kvartilės ir atrodė, gal čia vos dar pasispaudus ir pateksim į 2 kvartilę, bet vienas dalykas, specialiai įtakos faktoriaus daryti nenorėjom, o kitas dalykas, tas iššokęs įtakos faktorius buvo sąlygotas tuo, kad keli labai rimti mokslininkai iš lazerių fizikos mums atidavė savo apžvalgas. Buvo Dubiečio ir jo kolegų apžvalga ir buvo Mangirdo Malinausko. Ypač Dubiečio
apžvalga, jin buvo dabar pažiūrėjau, 126 kartus cituota, tai didelė, tam tikra dalis tų citatų nuėjo mums, nes jie dar archyve publikavo lygiagrečiai, tai tada tas ir iššaukė tą tokį šoktelėjimą impact faktorių. Čia matot pagal kvartilės, tai mes stabiliai esam 4 kvartiliai, 17 ir 19 metais buvom 3. Va, ir dabar, dėl ko aš darau šitą pranešimą, aš noriu jums parodyti, reiškia, žurnalo straipsnių dinamiką už 10 metų. Tai va, čia, kur raudonai parodyta, tai kiek, reiškia, publikuotas straipsnių per metus žurnale. Tai jeigu publikuodavom ten 40 straipsnių kažkada, jau nekalbu apie senus laikus, kai jų buvo žymiai dar daugiau, bet paskui, reiškia, tų straipsnių ten tai 23, tai 30, tai, maždaug apie ten 25 panašiai straipsnius. Čia didelio įdomumo tame nėra, jeigu nepažiūrėsit 5 stulpelį, kur, reiškia, boldų pažymėta, čia yra kiek tarp tų raudonų straipsnių yra reguliarių straipsnių. Tai yra straipsniai, kurie tiesiog atėjo. Žmonės mums juos atsiuntė. Nes visi kiti straipsniai buvo iš tikrųjų organizuojami. Organizuojami tai reiškia proginiai žurnalai. Proginiai žurnalai tai yra konferencijų darbai arba visokie jubiliejai. Garsių fizikų, kurie turi garsius doktorantus, jau profesorius, kurie turi savo doktorantus. Ir tada tie, reiškia, mažieji profesoriai, jie, sutinka, reiškia, organizuoti, arba, padedant, mums padėti organizuoti, arba patys kartais būna, taip, guest editoriais. Ir tada mes išleidžiam numerį ten, sakysim, apie Požėlą, Krotkų, Valkūną. Tie numeriai yra neblogi, tiesą sakant, bet jie yra organizuoti. Vat atsisėdi, paėmė fizikų sąvadą ir žiūri, koks iš tų žmonių, kuriems sukaks ten 80 ar 70 metų, kuris turėjo daug doktorantų ir tie doktorantai dabar yra VU, sakysim, profesoriai. Ir tada kreipiesi į juos ir mes, prieš pusmetį gal kokį, ar gal net ir prieš metus. Ir taip kažką organizuoja. Tai va tokių organizuotų yra pusė. Daugiau kaip pusė dabar paskutiniu metu. Kadangi reguliarių straipsnių yra labai mažai, todėl, sakysim, šiemet išleidom numerį, kuris yra skirtas kovojančiai Ukrainai. Tai yra, pagalvojam, kad gal ukrainiečiai turi straipsnių, dabar jiems vis tiek ne tas galvoj, bet yra paruoštų straipsnių, bet neišleistų. Sako, mes jums tuos straipsnius išleisim ir net maketuosim, sutvarkysim, net redaguosim. Buvo tokių, kur reikėjo rimtai perrašinėti ir patys tą darėm. Va, tai vieną numerį 6 straipsnius išleidom skirtus Ukrainai, plus Valušio jubiliejus, tai va taip išsisukom. Bet iš tikrųjų, šiais metais atėjo 7 straipsniai, tai čia netiesa, kadangi mes tai straipsniais, kai leidžiam daug proginių, mes truputį pataupom ir tada kitiem metam. Tai gal turim kokią 11-12 straipsnių gavę. Bet vis tiek, 12 straipsnių per metus, tai įsivaizduojat, reiškia, vienam numeriui išeina 3 straipsniai. Praktiškai, neina dirbti. Va, tai tokia situacija iš tikrųjų labai tragiška, bet kažkaip iki šiol sukamės. Tai dabar išvados tokios, ką ir pasakiau, kad reguliarių straipsnių gaunam mažai, gelbėmės proginiais numeriais, iš užsienio gaunam iš tikrųjų daug, maždaug atmetam, kiek išleidžiam, tiek atmetam, apie 30-40 straipsnių per metus. Tai ten daugumai tai Indija, Šiaurės Afrika, Pakistanas, Kinija. Tada, dar iki recenzijų daug ką atmetam, nes pažiūrim, jeigu publikuota kokiuose padaresniuose žurnaluose ar ką, tada leidžiam recenzuoti. Surandam savo žmonės, kurie imtųsi recenzuoti jos ir bandom recenzuoti ir dirbti.
Tai vat, ką pasakyčiau, kad reiškia galimybės papildyti redakcijos portfelį, tai jos yra, tokios proginiais numeriais, bet žinot, su proginiais numeriais yra problema. Jubiliejai būna kas 10 metų. Dabar praktiškai mes išsėmėm savo galimybės ir dabar nežinau, kada kas dar gims ir panašiai. Tai, žodžiu, taip. Kitas būdas, reiškia, papildyti portfelį yra laiškai, apeliacijos į sąžinę, patriotizmą, pokalbiai su fizikais ir taip sakant, aiškinimas jiems, kad, žinai, būtų geras, ką nors duok. Duoda kartais. Vat po eilinio laiško ar apeliacijos šiek tiek būna toks pakilimas, paskui viskas, tai kas 2 metai reikia rašyti naują laišką. Taip, tai ir viskas. Toliau toks klausimas yra filosofinis iš tikrųjų. Ar žurnalas vis dar reikalingas? Tai kažkada, reiškia, susitikau tokį fiziką, kuris buvo ne tik fizikas, jis buvo dar ir mokslo administratorius žinomas. Ir jis sako, žinai, sako, tavo žurnalas, sako, niekam nereikia, sako, jį iš vis, sako, reikia uždaryti. Ir aš taip supratau, kad žmogus, jeigu tik tai jam būtų leista tą žurnalą uždaryti, tai jis tą ir būtų padaręs. Bet laimiai jam nieks neleido uždaryti tą žurnalą ir žurnalas eina ir taip toliau. Bet šiaip taip yra didžiulė problema, nes tokios globalios idėjos, kam tas žurnalas dabar reikalingas, kaip ir nėra. Galima sakyti, kad reiškia tai patriotinis žurnalas, reikia turėti vienintelis fizikų žurnalas, reikia turėti tą žurnalą, nes taip reikia. Doktorantam žurnalas tinka. Paskui yragi toks dalykas kaip mada, kada, reiškia, tie visi užsienio žurnalai, jie baisiai pasinešia į madą ir jeigu žmogus dirba, tokiai senesniai tematikoje ir ką, yra geri straipsniai, bet jiems, faktiškai, žmonės paskaito įvadą ir toliau neskaito. Tai Lietuvos fizikos žurnalas tokiems žmonėms yra patogus, vis tiek spaudintis ir visa kita. Tai stiprių argumentų nėra, silpnų yra daug, ir dar yra vienas dalykas, sakau, kad kiek tokių reiškinių buvo, kurios ir padarytų daiktų buvo, kurios sunaikinam, uždaroma, paskui vėl paaiškėja už 50 metų, kad reikia jos gaivinti, mokam didžiulius pinigus ir gaivinam. Ir tada ėmiau galvoti, kokia čia gera sugalvoti analogiją su to žurnalu. Ir man tada prisiminiau, kad prieš porą metų aš kažkur skaičiau reportažą apie futbolo rungtynės. Vyko ten rungtynės tarp Vilniaus ir Panevėžio. Ir gale išvardintos sudėtis. Aš skaitau ir bandau rasti lietuvišką pavardę. Tai Panevėžio komandoje 2 tokias radau ir Vilniuje radau irgi 2. Dar 2 jauni lietuviai 80 minutę buvo išleisti, reiškia, ten palakstyti prieš pat pabaigą. Tai vyksta Lietuvos futbolo čempionatas, ten dalyvauja 10 ar 8 ar 10 komandų iš didžiųjų miestų, bet jisai vyksta, jis daug metų vyksta ir visą laiką vyksta šitai. Tai reiškia, jisai kažkam tai reikalingas. Niekas neuždaro Lietuvos futbolą. Vaikam galų gale reikalingas, jie ten pavyzdį mato, spardo tą kamuolį ir panašiai. Tai ta prasme ir tas žurnalas, jis yra, fizikai yra, to žurnalo reikia. Nenori jie spausdintis, reikia tą daryti prievartą ir taip toliau, bet ką. Tai nežinau, daugiau kaip ir nieko neturiu ką pasakyti. Ačiū už dėmesį. Tai čia tas analogija su futbolu, tai man irgi priminė analogiją su Lietuvos krepšiniu. Aš prisimenu, kai Lietuvoje buvo ten viena komanda, ten ar 2. Ir atėjo toks laikas, kai buvo sugalvota padaryti krepšinio tą lygą Lietuvos. Ir mes galvojom, kaip čia bus, ar čia bus čia kam žaist. O jūs pasižiūrėkit, kas vyksta dabar, kiek ir tų komandų stiprių ir panašiai. Lietuvos krepšinis tai yra Fizrepas. Physical Review. Tokio lygio.
O futbolas tai vis dėlto yra Lietuvos fizikos žurnalas. Bet Fedžikai tai krepšinis Lietuvos. Nu taip, bet ta prasme, krepšinio lygis yra toks lygis, kurio mes kaip fizikai, kaip fizikos žurnalas pasiekti negalim. O negalim, dėl objektyvių priežasčių. Taip, nedidelė šalis, konkurencija tarptautinė ir panašiai. Tai dėkojam, kad pasidalinot įžvalgom, pamatysim apie tai ir žiūrėsim, kas čia mums gausis su tuo mūsų žurnalu, su mūsų futbolu.